bandėm ant ties droną pakelti, bet nepavyko. Oro uostas yra per arti. Tai šiaip, kai keliaujate į Maltą, sakyčiau, kad droną net neapsimoka jiems. Per daug mažai vietų, kur galima jį pakelti. Atėjome į Le Nostra Padroną. Daug kas rekomendavo šitą restoraniuką. Jis yra prie pat vandens, labai gražus vaizdas aplinkui. Ir užsirinkom, ką valgysim, tuoj pamatysim. Užsisakėme marą ir kalmariukus kepintus. Tai kalmariukų neliko, bet nėra, kad labai skanus. Tenerifėje, kai valgiau, buvo daug skanesni. Kojas tai ne kažką. Lietuvoje net skanesnis Dija restorane, sakyčiau. Man tai labiausiai batonas patiko. Sakė, šviežiai keptas, skanus kaip Prancūzijoje. Pirkom pas šitą fainą dėdulį bilietukus, plauksim su tokiu laiveliu. Jisai čia įsikūręs, įdomu, 5 eurus, dėja negalime į St. Paul's Beach, nes labai banguota ir pavojinga yra ir visą savaitę tokia bus, tai tiesiog nerizikuosim. Tai tokį lengvą ratuką apsuksim, lėjai bus tikrai mano pakankamai įspūdžių. Jau visiems mojuoja, atsisveikina, ne? Tete, sakau, tete, aš išplaukiu. Atvykome į Pretty Bay Beach. Sakė, čia vietinių paplūdimys, tai mažai turistų būna, yra ramesnis ženkliai negu dauguma, yra smėlėtas krantas, viskas gražiai sutvarkyta. Na, kol kas tai tikrai taip ir matosi. Fainai, kad dar yra ir parkas šalia, tai vaikai va gali pažaisti, vaikštinėti, sumažyti jau nenuotaikoj. Labas rytas. Keliaujame į Blue Grotto, šiandieną pasiruošę, sportinės aprangytės. Nežinau, kaip seksis su vežimu, nes, pamatysim, žodžiu. Bet atrodo keliai, kiek pasižiūrėjau per Google Mapsus, neblogi visai. Jaučiu žiauriai sunku čia mane girdėti, bet mes mikrofoną. Tai va dabar laukiame autobusą 74 nuo Hamruno. Nuvažiuoti, čia tokia pagrindinė stotelė pagrindinėme kelyje ir nukeliavę į Blue Grotto bandysime eiti palei pakrantę, tiek kiek išeina, esame pasižymėję nemažai objektų, tai juos pamatysite, tikimės, kad gal pavyks ir droną pakelti, tai turėtų būti įspūdingų vaizdų. Tai laukite tolimesnio mūsų paraudimų. Laukiam 74, bet taip ir neatvažiavo. Tai bandysim sėsti 73 ir po to į 202 lygtais persėdimas. Irgi ką paminėti noriu, jog neįsigaskite, kad nėra numeriuko, o vis tiek atvažiuoja autobusas. Gal čia jie visi netelpa, nes labai daug čia pravažinėja, tai taip pat ir irgi ant lentos nėra, pavyzdžiui, net 70 ne vieno grafiko. Tai tam reikalingas yra arba Google Appsas, arba jų vietinis maltiečių appsas viešojo transporto. O mes vas sėkmingai laukiam. Tai su 73 atvažiavom iki Zurich miestelio ir dabar iki Blue Grotto. Stotė žyga šalia gatvių, kaip matot, nelabai yra. Ten kažkur kita.
Man tai svarbiausia kaktus. Kas yra? Yra čia tie vaisiai. Jo. Tai ir sakė, kad būna spinduoti. Ne, čia matai, va. Nematau. Tai koks gražus. Ai, va. Tai čia kaip būna kaktusas sultis va iš šitų vaisių. Ir jie turi būti raudoni. Čia va, raudoni. Bet sunku jos neskinti. Nes jie dūrė. Nebandy gal geriau. Numirsi. Na, trūksta ranką. Žiūrėk. Bandysi vis tiek. Ledė. Nu tai neim. Neim svetimų kaktus. Nu įdurs, taigi sakė dūrė. Šitas tau nedūrė. Suskina, žiūrėkit, nepizdūrė. Užfiksuotas vagis. Tai jau ragausi? Nežinau. Šiaip neturi, tai reikia sinuojus spiglę. Na, yra spiglių. Yra, bet jie neturi daug daug. Sakė, žiūrėk, bananai. Matau. Šitą nevoksi? Tikrai pavyktum. Žalyja. Pizdonus, kiek? Nu vieną bent. Užtiek stabdį. Davai. Beveik. Parodė, koks mažiukas. Šitas man atrodo normalu, žinau. Man atrodo, irgi, kad visai gal normalus. Na, ką grįžtant dar paims. Čia tikrai kitokia gamta. Šitam gale. Bet jin graži ir turtinga vaisiais įvairiais. Jau neiškentė, ragauja. Nu, tark žodį. Panašu biškį Dragon Fruit, biškį kažkokį keistą tokį poskonį turi. Ir labai kietos didelės kėlos. Parodyk tą vidų. Čia šis. Kažkoks toks. Ne, kažkas wow, bet valgomas toks gailus, labai daug ponų. Tokį ir man paragau. Nusiskinsi savo ir ragausi. Aš rizikavau savo rankom. Neduosiu paragauti, rizikuosi savo gyvybę. Nu, ir. Ne kažką. Sultis skanesnis. Bet sėklyčių daug didelių, tai žarninai gerai. Šitkas galima. Jeigu nusisukęs čia kramtai. Spjaudu. Valgy greičiau reina. Aš nežinau, kas čia per paukščiai. Labai įdomu. Nu, reikės Google surasti. Ir to keistą garsą skleidžia. Šiaip labai gražus tarpeklis dabar toks. Atsiveria. Tai tu jau žygiuosim. Negaliu, yra tarpais toks šlykštus kvapas, šiukšlių ir dar kažkokios nesąmonės, net riaukčioju jau. Baisu etapais. Šiaip tikrai nėra ko bijoti, vat jeigu ir nupaeit reikia apie pusvalandę, nes šičia tai labai gražus šaligatvis platus, tvarkingas, nueiti iki Blue Groto, jokių problemų, savo pasivaikštinėdamas, grožėdamasis vaizdu. Ir jau tas marvė ateina. O! Sorry. Kai visada nuotraukose nepavyksta atspindėti to grožio. Bandysim video biškį tą didingumą parodyti. Tai yra galimybė aplankyti. Aišku, čia irgi rekomenduojama kuo anksčiau atvykti, kad matyti, kaip saulė krenta į vandenį, tada jis labiausiai iššviečia. Bet šiandieną labai vėjuota ir aš tikrai nemanau, kad mums pavyks. Tokia yra apžvalgos aikštelė, pasifotografuoti gali. Nuvažiavimas tvarkingas yra su vaikučiai. Labai miršt noriu, bet nėra kur čia miršt. Ne, tai vienas, tai čia turim problemą šitą, kad tavo noriu į tualetą. Nėra kur.
kažkas krapždami. Tai va, aplankėme Blue Grotto. Kiek išėjo? Žiauriai gražu, gaila, kad neišeina. Priplaukta šalčiau. Ir šiaip su dronu būtų buvo fainai praskristi ant pro video, bet čia labai arti aerouostas ir visur šiek kiša koją, nes sala nėra didelė ir aerouostas labai daug uždengia no-fly zone ir bėda. Dabar keliaujame į kitą tašką. Kažkokia šventyklas. Abejoju, kad šventykla Ne šventykla? Kas tam? Temple kažkokia. Temple kaip ir šventykla. Kas iš akmenų. Čia kažkas. Visai dar dailiai. Miestelis. Dar į niekur. Ką tu ten pamatei, Mantuti? Mačiau Mazda 3D3F, aš galvoju, kad tokių nebebūna, kad yra dar. Dar matosi, kaip su ten paskutinį kvartalą. Dar padaryta va gražia vieta, piknikauti. Atėjom į Hagar Queen Temple. Mantuti, bet tu ten prisvaigai. Ja, aš nesvaigai. Kažkas įkėja archeologinis šūdas. Ne. Nu, kažkaip archeologinė vieta, kažkas, aš ten neperskaitau jų kalbą, bet žodis, supratau. Bilietai po 10 eurų kainuoja žmogui. Aišku, leidai nieko nekainuoja. Visada reikia, aišku, žiūrėti žemę ir saugoti šūdų. Nes prišiktų belekį. Va, keliavom čia. Pasivaikščiosim. Būsim archeologai. Pagaliau radom tualetą. Palaima. O čia tai tikrai keliauninkai. Hebryt. Belegojo didžio kuprinės. Pas mus tai ženkliai mažesnės. Labai įdomios figūrėlės. Fainai, kad viduje yra specialus apsas. Rašai ir gali prieės klausytis. Šventyklos pagal sezonus buvo statytos ir labai atsižvelgti, kada saulė pakyla. Šitas būtent yra vasaros sezonas, tam, kad pririnkti visų gerybių, kai prasidėjęs lietingas sezonas. Matėm informacinį filmą, 7 minutės truks, apie būtent šventyklas papasakos. Buvom filme, tikrai patiko, verta pažiūrėti, labai patiko, 7 minutės, tikrai, ir labai informatyvus. Aišku, kilo klausimų, man vis tiek dar neaišku, kodėl yra būtent stambios moters statula, tais laikais daryta ir aišku dabar tai yra simbolika. Čia kaip pasiskaitai, tai tikrai yra įdomu, nes be jokių technologijų, be metalų ir be jokių čia užrašų. Tokio sudėtingumo pastatyti atrodo neįmanoma, bet kaip ir įmanoma. Pačios seniausios šventyklos pasaulyje. Tikėjaus, kad jau atsako, bet dėja ne. Taip ir nežinoma iš viso, ar čia yra moteris, ar čia yra vyras, ką jis čia būtų norėtų pavaizduoti. Palapinė yra tam, kad apsaugotų juos nuo saulės, nuo lietaus, nes kitu atveju jie darosi trapūs ir pažeidžiami. Apsilankius čia, kur artim įėjimo ir į tolesnę.
šventyklai, kuriai žygiuojam. Keliavom į antrąją šventyklą. Vėl didesnė, daugiau vietų, kur pavaikščiot, palaipiot. Einam apžiūrėt. Bandome ir toliau klaidžioti šiandieną po Maltą ir jos dykumą. Sakė net, oh my god, ateikit čia. Mes keliaujam. Ateis, su Lėja. Palaikyk Lėją. Bandam dabar keliauti iki Dinky Cliffs. Žiūrėsime, apie valandą laiko reikia eiti, bet kelias tvarkingas, tai šaligatvių nėra, aišku. Ir kaip ir, bet nėra, kad aktyvus eismas būtų, tai nesijaučiam pavojingam kelio ruože esantis. Va, taip keliaujam su Mamyle. Neliekai. Man tas suvežėma. Ir judam kiek gali. Jau kojų nebeliko, Japonų kalną belikė. Tikimės, kad girdės. Atėjom man nuo ten kupolas matas, nežinau, aš čia pirštą rodau kažkur, bet ten kupolas baltas matas, tai ten buvo tas šitos šventyklos templas, senas, po 6000 metų. Ir tada ėjom kažkur ten pakrantę, uolėtom, visokių ten kažkur treivo, tada išlindom į tą gatvę, ėjom tą gatvę, tada ten kažkur į miestelį turėjom nueit. Ir dabar jau pagaliau čia užlipom, bet nebuvo tiesiog kelias ar taip. Tai turbūt kokius 3 kartų ilgesnis kelias, negu taip, kas čia matė. Ir dar pusvalandis liko. Ragauk bananą. Voktą bananą. Vienas dalykas ir žalias, garantuoja. Girdėjai, kad kandau. Girdėjau. Ir matau, kaip lampas jis tikrai žalias. Ne, jis žalias dar. Šūtis nevalgy gal geriau. Jau. Jau. Matau užtai. O Dieve, dar žalis. Vis koks gražus parodė. Kaip kvepia. O Dieve. Ponia jau miega. Man tai baisiai patiko šitą eglutę. Natūraliai atrodo, kad auga ir apkarpyta. Sakė, reiktų pabandyti pas mus į sklypą tokią pasodinti, bet ką žinau. Atrodos brangia investicija, kas gali greit nuvysti. Sąlygos mūsų netinkam. Mažytą gal eglutę kainuoja 2 eurus. Taip nebūna. Nu ką, jau artėjame tikslo. Finišo tiesiai. O dar ten liko tik biškį. Pavyko! Mažytė tai miega. Jeigu jau einat su vežimu, tai neškitės iki viršaus, nes kelias gal yra labai ilgas tas pats. O štai čia prie pat yra gatvė pagrindinė, kur galima ir boltą, ir autobusą pagauti. Tai daug lengviau pasiekus tikslą pasidžiaugti jau grįžimų namo lengviau.